Sveiki gyvi, 11 pamoka ir šiandieną, manau, pradėsime kalbėti apie lenteles. Na, jos taip pat yra svarbios, jeigu mes kažką kūrėme. Tinklapyje, aišku, nebūtinai, bet, na, yra tikrai daug išmokta apie jas, todėl noriu šiandien būtent supažindinti su juo. Na, lentelių tagas turbūt jau įspėsite bus table. Ir žinoma, užsidarimas. Taip pat table, nes kitoks ir negali būti. Gerai, na, lentelės turi dabar tokius dalykus. Rows ir columns. Lietuviškai pasakius, tai čia būtų eilutės ir stulpelius turbūt, nežinau. Eilutės, na, aišku, stulpeliai bus eilutėse, nes, na, gerai, kaip čia jums paaiškinti aiškiau. Tarkim, eilutės eis, tai va, viena eilutė, antra eilutė, trečia eilutė. Nežinau, matosi. O stulpeliai, tada, kas stulpelius padaryti, mums būtent tas eilutės reikės suskirstyti, tarkim, kažką ir gausi stulpelį iš tų eilučių. Na, aš jums parodysiu. Gerai, tarkim, padarysim 3 stulpelius, ne? Tam reikia eilučių. Gerai, eilutės rašosi TR. Table row turbūt. Taip, nežinau. Verčiasi. Žinoma, jas turi užsidaryti. Galima nuskopijuoti. Taigi, na, tai bus 3 eilutės, ne, ir norim dabar 3 stulpelius padaryti, mums reikės į tas eilutės, čia galime pasidaryti vietos stulpeliam, ir stulpeliai, na, stulpeliai jau columns bus, aišku, bet iš idėjos tai turėtų C būti, bet, nežinau, jie yra pavadinti TD, kodėl, nežinau, turbūt table data turbūt. Tai velnio, ar nežinau, nesvarbu. Tada yra stulpeliai. Gerai, galim taip pat nuskopinti. Štai. Aišku, iš pradžių jums dabar čia gali atrodyti confusing biški, nes tada, BB. Gerai, taigi tai čia yra 3 eilutės. Pirma, antra, trečia. Ir kiekviena eilutė turės po 3 stulpelius. Gerai, na, aišku, dabar jeigu mes įsaugosime ir atsidarysime mūsų index failą, mes, ko gero, nieko nepamatysime. Nes, na, reikia įvesti iš pradžių kažką į tas eilutės, kad matytumėm rezultatą. Gerai, ką čia galime įvesti? Na, į pirmą, tarkim, įvedam vardus. Įrašau vardas. Gerai, Valdas. Jurga. Petras. Na, kaip be Petriuko, aišku. Gerai, į antrą galim, tarkim, metus, ar ne? Valdui bus 20, Jurgai bus 18, o Petriukui, na, kad ir 5. Ir čia, pavyzdžiui, ką jie mėgsta. Na, Valdas mėgsta žaisti futbolą, tarkim. Jurga mėgsta piešti, ne? Na, o Petriukas mėgsta skaldyti bajerius. Štai susiveda mūsų kažkokią tai informaciją, na, ir pažiūrim, kaip tai atrodys. Na, kaip matote, mūsų vardai, amžius ir ką jie mėgsta veikti jau matosi mūsų tinklapyje, tačiau iš dalies žiūrint gali pasirodyti, kad, na, viskas taip susimalė ir sunku suprasti, kas čia yra. Na, TR tai būtų būtent šitas dalykas. Tai būtų pirmas, antras ir trečias. Na, tos eilutės. O stulpeliai būtent šitie va. Pirmas, antras, trečias. Aišku, jeigu aš juos sužymėsiu, na, paryškinsiu, tai bus aiškiau matyti, kad, vat, kaip čia viskas yra. Bet, aišku, galima dasirašyti į table mūsų šiokį tokį atributą. Tai būtų border. Border reiškia rėmelį. Na, ir pikselius, kiek mes turim, tarkim. Kad ir 1 pikselį. Svarbu, kad suprastumėt, kaip ta lentelė atrodo. Gerai, refreshinam ir, va, kaip matote, mūsų lentelė. Būtent taip yra kūriamos lentelės, bet aišku, jas galima labai smarkiai modifikuoti, keisti ir panašiai. Tad visą šitą paliksim sekančiom pamokom. Daugiau informacijos rasite mano tinklapyje.